Gerai, ar pavyko susijungti? Jo, aš dabar kaip ir šviesioje irgi. Neutralioje erdvėje, ar ne? Gerai, aš perskaitysiu savo projekciją ir tu stebėk, ką pajausi, ką pamatysi. Tai va, mano projekcija prasidėjo radijo garsais. Vienintelis vaizdas visos kelionės metu, kurį pamačiau, tai daug spalvotų plokštelių, juostų stačiakampių formų viena šalia kitos ir ji man priminė tuos senovinius televizorių ekranus, kai baigdavosi kažkokio kanalo transliacija. Aš tau atsiunčiau tą vaizdą. Paskui manau, kad pas kažką namuose atsidūriau, nes jutau vaikų buvimą. Labai mažo vaiko iki metukų ar 2 rankytės paėmiau savo į rankas. Nieko negalėjau matyti, todėl paprašiau pasąmonės vedimo. Tai tokį kaip stumtelėjimą iš kaktosios zonos pajutau, tai labai įdomiai. Toks jausmas buvo, lyg kilčiau į viršų, gal laiptais į 2 namo aukštą. Ir tuo metu man kažkas už kojos pačiupo ir bandė traukti. Aš pasijutau tokioj netgi gulimoj padėtyje. Įdomu tas, kad to išgąsčio ar baimės nejutau jokio, tik tokia kaip nuostaba ir smalsumas, kas čia. Tada man atrodo, kad aš pakeičiau erdvę. Buvo ir daugiau visokių pajautimų, bet aš rišliai nebepamenu gerai ir aplamai sunku labai sudėlioti, kai nėra vaizdo. Tai va, kas tau išniro iš viso to? Jo, man kaip labai įdomiai pas tai astralinės projekcijos prasideda irgi nuo radijo garsų. Dažnai. Man nuo barškučių, tai tau taip nuo radijo garsų čia kažkaip irgi. Kaip reguliuotų, žinai, kažkokius kanalus perjunginėtų. Jo, kažkaip pas tai labai taip visai kitaip, ane? Šiuolaikiškai pas tave matai su barškučiais, taip šamaniškai, taip kosmiškai. Jo, bet man su tais radijo garsais irgi labai kažkaip mistiškai skamba. Netgi žiūrėk, tos sielos, girdi, susisiekia per radiją, per tokius ryšius, ane, čia toks kaip tavo kaip pasąmonė reguliuotų ryšį, kažkaip pats susijęs su tais ryšiais, garsais, bangavimu, tuo žinai. Nes, pavyzdžiui, kaip paėmus tas radijo, ne, taigi tu gaudai ryšį per kur? Per orą, ne? Taip. Bet yra netgi ryšiai, kur tu gali gaudyti ir per pačią žemę. Žinai, racijos tie tokie. Bet čia daugiau radijos tie. Tai čia kažkaip daugiau iš po viršutinio sluoksnio. Man tai čia, žinok, gryna mistika, ta radija. Nes žinai, dėl ko sakau, nes man teko iš radijos irgi, kaip buvo tokie kanalai keitėsi. Ir per radiją, nors jinai buvo išjungta, tai įsivaizduoju, jinai buvo išjungta ir su manim komunikavo sielos per radiją. Per radiją ir mano ten pažįstams išgirdo, žinok, į tą radiją nukrito, sako, kas čia? Išsigando, žinok, pabėgo. Čia labai senai. Tai vat. Jo. Tai man toks jausmas, kad pas tai irgi tas medium kanalas, ten irgi labai atviras yra. Komunikacijos sielos labai stiprus. Labai stiprus, labai išvystytas. Ir kai tu pamatei tą plokštelę, ne? Jos buvo, žinai, kaip Lego kaladėlės taip sustatytos, pavyzdžiui, arba kaip namo blokai, bet visos buvo spalvotos skirtingų spalvų. Ten, tarkim, rožinė, tada ten oranžinė, raudona, žalia, mėlyna, violetinė, visokių spalvų buvo. O tu atsimeni, kokią tu spalvą, ar tu praėjai kiaurai tas plokštes? Ar tu pasirinkai juostelę? Žinok, to aš neprisimenu, bet aš tik prisimenu, kad tas plokšteles pamačiau ir jos lyg taip artėtų prie manęs, lyg taip aš jas taip arti, lyg prie jų visiškai tai būčiau. O ar aš ką pasirinkau, aš nežinau. Man jausmas buvo, sakau, tiesiog aš gal net tuo metu pagalvojau, kas čia? Ir kažkaip man kaip tą televizorių priminė. Jo, nes tau čia pasąmonė bandė kažkaip galbūt
išprojektuot, bet man tas juostelės tokios atrodo, kai tavo pasąmonė ruošia, į kokį tu eisi, žinai ką, kažkoks yra Nu, astralinis pasaulis. Irgi žinok, astralinis pasaulis. astralinių Aha. projekcijų pasaulis. Oho. Aha, Tai čia tos plokštelės, tas astralinis pasaulis su savo kažkokiais tais dar pasauliais. jo, jo, Nu, geras. geras, aha. Mhm. Tai aš matyti kažkur ir įėjau, tik aš Mhm. kažkaip kadangi aš nesupratau, aš gal pasileidau tai tėkmei ir tiesiog kažkur, kur mane Taip, įtrauks. taip, žinai, tu nestabdei, tu pasileidai tai tėkmei, tu ėjai ten, kur tau atrodė reikalinga kažkaip ir tu pakliuvai į tą vat vaizdą su ta mergaite, ne? Aš ne tai, kad su ta mergaite, ne, su ta mergaite mes jau čia prieš tai žiūrėjom anksčiau, aš pajutau, kad papuoliau į kažkokius namus, atsidūriau kažkokiuose namuose, kur jutau vaikų buvimą ir kur sakiau mažo vaiko rankytę paėmiau. Mhm. Bet aš ten negalėjau jau nieko matyti, tiesiog tas matymas mano buvo, ar tai vėl kažkas užblokavo tą matymą, ar čia pasąmonė norėjo, kad labiau išjautimas būtų. Aš manau, kad ta vaiko ta rankytė man kažkaip, sakau, eina toksai kaip susisiekimas su savo pačiu vidiniu vaiku kažkaip. Mhm. O tai negalėjau būti aš kūdikystėje? Galėjai, kad tu susisieki su savim. Mhm. Nes tos astralinės projekcijos gali, supranti, įrašyta irgi erdvės, laikai. Tu ten gali nueit į praeitį, į dabartį, į ateitį, kur tik Aš suprantu. nori. Jo. Ir kažkaip man tas astralinės projekcijos tas pasaulis kažkaip dabar labai domina. Nes aš čia tiek irgi visokiausių dalykų matau. Mhm. Bet čia yra tavo erdvė, į tavo erdvę einu. Tavo Mhm. Nes aš astralinės savo projekcijos pasaulis. pasąmonės paprašiau, kad tiesiog, kad nuvestų mane ten, kur yra svarbu, kur aš galėčiau kažko išmokti, nes tiesiog, kai dar praktikuoji, tos projekcijos būna trumpos, nepavyksta išlaikyti kartais to fokuso Mhm. arba nematai ir nesupranti, tai vat aš paprašiau, kad parinktų pati pasąmonė, kur mane nuvesti. Jo, tai tave ir nuvedė į tą vat kūdikystę, vaikystę. Nes tu sakai, man tos plokštelės priminė tą televizorių, tai gali būti irgi kažkokios tai nereikalingos programos įdiegtos tavyje, Mhm. kurių gal tu nenori, gal pasenusios jau, kurios nereikalingos. Mhm. Jo, tos, kurios, žinai, tave kaip sielą varžo. Nori, Mhm. nenori, yra kažkokios tai senos programos pas mus Taip pat likusios. tas senas programas tada aš noriu jas atkabinti nuo savęs, išsivalyti, jos jau nebetarnauja mano evoliucijai, mano sielai. Aš noriu jas išsivalyti, Mhm. išinstaliuoti ir vietoj jų įsirašyti šviesias evoliucijos, dvasinius, tas visas tokias, kaip mes turim kažką į tą vietą įstatyti, ar ne? Mhm. Viską, kas tarnauja mano evoliucijai, viskas, kas yra up to date dabar mano sielos tam lygyje, kuriame aš dabar esu, gal taip galim pavadinti. Aš tą patį padarau, nes man tai aktualu labai Mhm. prie to pačio. Aha, kažkaip matau, kaip išeina kažkokia tai, kaip ir plokštelės kažkokios, kurias tu ir matei. Mhm. Ir vietoj jų tokios kaip šviesios eina, tokios kaip skaidros.
to, ko tu ką tik paprašei. Mhm. Nauja programa įsirašo. O tas Taip, kažkaip ištirpsta, tai kas tau nebereikalinga išeina, išgaruoja, nelieka. Bumbt, nėra. gerai. O dabar aš dar truputį vis tiek norėčiau kadangi aš labai aiškiai jutau tą rankytę iš savo pasąmonės per mano pasąmonę. Kas tas vaikas buvo? 3, 2, 1. Tai tu pati. Mhm. Ar tai yra mano reinkarnacija, ar tai yra mano gal šio gyvenimo vaikystė? Man tai eina, kad šio gyvenimo vaikystė nusikėlė, žinok. Aš pati sau už rankos paėmiau, ar ne? Aha, taip. Ir tu pajutai tą mažą, žinai, gležną vaiko Aha. rankytę, kuri yra visai nekalta, kuri dar tik pažįsta pasaulį, kur Mhm. susipažina ir tos Žiūrėk, programos jau, žinai, nuo o, mažų dienų kraunamos. o aš gal norėjau kažką perduoti sau, kad aš grįžau į tą momentą. Ar mano pasąmonė norėjo, kad aš gal kažką perduočiau? Kažkaip Su tuo vis tiek rankų tas prisilietimas, nes aš taip gerai tą rankytę paėmusi buvau. Aš jaučiu tokią meilę, žinai, tokį vat tą glostymą savo vaikišką, ta prasme, išlaikyk savo unikalumą Mhm. ir kažkaip tą laisvę išlaikyk, nes nevaržyk savęs, kažkaip Mhm. neužsiveržk. Būk atspari tom programom Būk visom, ar atspari ne? tom programom, aha, nepasiduok tai vat tai Mhm. užkrovai kažkaip nuo aplinkybių, išlaikyk tą savo tyrumą, Mhm. bet ir tuo pačiu išlaikyk budrus, žinai, nes vis dėlto, kai esi Mhm. tyras irgi, žinai, žmonės labai aplinkybės tada kažkaip labai gaunasi, kad Mhm. pradeda naudotis tuo tyrumu, tuo naivumu, žinai. Tai dėl ko Mhm. tos sielos čia dažniausiai ir vat pajaučia tas sunkias pamokas dėl to, kad dėl to tyrumo tokio, žinai. Mhm. O dabar pažiūrėk, ar tas mano nematymas, ar yra kažkokia interferentinė manipuliacija? Nematymas. Nematymas, aha, Kai tu pasakei nematymas, žinutės. žinok, pamačiau kažkokį tarsi voratinklį užmesti tokie. Aha, tai o kas tos voratinklius užmetė? Ir kada? Jau čia jau senai, tie kažkaip voratinkliai ant pačios pasąmonės užmesta. Tai gal Būtent aš to, turėjau kur ir yra tas, grįžti, susitvarkyti? būtent tas, kur yra tas mūsų astralinis pasaulis, o ne kažkokia, matau, netgi, kaip ir tu sakai, ar yra kažkas uždėta, tai tarsi Mhm. kažkokia tai tamsi kažkokia tai materija, būtent Mhm. ant to vat astralinio pasaulio tarsi, žinai, tos projekcinių patirčių. Mhm. Tai gal mano pasąmonė mane ir atvedė, kad susitvarkyti, ar ne? Nes aš negaliu sakyti, kad aš visos projekcijos metu nemačiau, nes aš tas plokšteles tai labai gerai mačiau. Paskui Mhm. tik tas nematymas buvo. Taip, ribos čia padarytos tam. Aha. Ribos Tai gerai, uždėtos. tai viskas, aš transformuoju visus tos voratinklius, aš juos pamačiau, viskas, aš juos transformuoju į šviesą, nusiemu nuo to savo viso astralinio pasaulio, visus šitos voratinklius, išsivalau. Aš Ir tą patį. jeigu yra, ir jeigu yra būtybės kažkokios, kurios vis tiek toliau mezga ten tą tinklą pasislėpusios, irgi jas traukiam, nes matai, prisimeni, kai aš sakiau, kad pajutau, kad kažkas už kojos pačiupo mane. Mhm. Ar čia yra tos pačios būtybės, kurios tą tinklą mezgia? Ir Jo, jos kažkaip tave testuoja, ant kiek tu, žinai, esi pasiryžus, pasirengus, ta prasme, ant kiek tu esi drąsi. Pastoviai testuoja iš tikrųjų. Čia tokie kažkokie voriukai eteriniai. Bet sakau, nebuvo, žinok, baimės. Aha, tai labai gerai, dėl to tu ir pakilai, nes tu neparodei jiems, tu nedavei jiems savo galios, žinai. Mhm. Tu tiesiog
Labai gerai. Ir žinai, man labai domina, kad tu sakai, save matei kaip gulimoj pozicijoj, ne? Aš pasijutau gulimoje pozicijoje, kai Tu mane nestovėjai. timptelėjo už kojas. Jo, kažkaip įdomiai. Nes aš tą dažniausiai matau kaip kylu, ane, stovimai pozicijoje, tarkim. O aš levituoju gulimoje Arba pozicijoje, žinok, levituoju. O, visada. matai? Aha, Visą aš tai laiką tu taip kylu, matai? aha, jo, aš visada Gulimoj. atsigulusi kylu, jo, Opa. O dabar, kaip iš, žinai ką, įdomu būtų pasižiūrėti, kodėl tu gulimoj, o aš tarsi stovimoj. Va čia įdomu. gerai, Kodėl? pasižiūrėkime, Aha, ar pasižiūrim. šita padėtis yra kažkuom mums unikali. 3, 2, 1. Jo, skiriasi. Nes aš, pavyzdžiui, stoviu, o tu guli. O Ir gal tu aš dar sukiesi taip, neišmokau ar tu, atsistoti? ne, o tu sukiesi aplinkui? Ne, aš tik vieną kartą jutausi tada per tą slavų šokį, kad sukčiausi aplink savo ašį. Tą vieną kartą. Bet tuo metu aš jau buvau atsistojusi, kai aš sukausi aplink tą ašį. O gulimoje aš tiesiog visada išskrendu, atrodo kaip iš savo kūno, kadangi jis būna atsigulęs, tai va taip gulimoje padėti ir išskrendu. Jo, nes tau tai patogiausia atrodo, žinai. Manau, aš irgi, kad taip tiesiog aš išlaikau tą fokusą, tą ramybę tą tokią ir tiesiog nesivartau. Ne, kažkaip matai, čia nuo kiekvieno žmogaus kažkaip individualiai. Tai tu gulimoj, tai čia tau taip tiesiog tu pasirenki savo patogiausią, gal ateis laikas ir pavyks ir vertikalioj, kaip aš, žinai. Bet vis tiek įdomu išbandyti tokį vat jausmą, ne, kažkaip, o kaip pagulimoj. Gerai, tai Kažkokia tas kitokia trauka, kažkokios kitokios vat vis tiek kūnai mūsų kažkaip kitaip vibruoja, čia irgi nuo tų vibracijų priklauso. grįžkim prie tų voratinklių, pasižiūrėk, ar mes ten gerai abi išsivalėme juos. Sutvarkėm? Jo, reikia tą, žinai, tik tais sluoksnį kažkaip prapjauti, aš manau, kad nebūtų tų ribų, kad galėtumėm daugiau pažinti. Gerai, tai viskas mūsų valia dabar yra, mes norime pažinti tai, kas mums iš tikrųjų priklauso. Jo, Mes žinok, norime. Taip. Jo, aš dabar jau pamačiau, mes jau nukirpom tas ribas, žinai, ir kažkaip pamačiau tokį kaip beribį, tokį kaip tokia kaip šviesią struktūrą, ne? Kai kyla į viršų tiesiog beribė, tarsi paruošta erdvė kelionėm. Pažinimui, Tiek ar ne? eteriniam, tiek astraliniam. Super. Nėra ribų, žinai. Gerai. Žinai, ką, bet tas ribas mes patys ir kartais užsidedam, nes jeigu tik tais pasijus kažkokia tai vat nepasitikėjimas, nusivylimas, argi netgi žemos tos vibracijos, ne, kažkokios tai per ginčius ar dar kažkaip rodo, greitai gali kažkaip tais jos atsiregeneruoti, tie voriukai gali vėl greitai, žinai, pradėti savo. Megzti nepasitikėjimo tinklą, ar ne? Taip. Ar iš mano šitas projektas yra dar kažkas, ką mano pasąmonė nori man parodyti? 3, 2, 1. Nu, kažkaip aš matau tik tas va struktūras. Man čia kažkaip labai įdomu, ką aš matau. Nu, dar pabandykim truputį gal patyrinėti tas struktūras ar kažką, mes čia kažko dar nesupratome, kažką mums nori daugiau parodyti, paaiškinti. Tos struktūros tokios kaip irgi būtų kažkokios tarsi geometrinės, ane? Išsidėsčiusios. Bet žinai, kaip įdomiai aš matau, kad vat tarsi, vat kur mes esam dabar, ane, toje erdvėje, jinai tokia kaip burbulas išsiplėtusi, ane? Ir tą, kur mes prakaliam tą, žinai, sluoksnį, jis toks kaip susiaurėjęs, atrodo. Jis nėra platus, supranti, ta erdvė, kur toliau yra,
Tarsi Mhm. tavo dar kažkaip tais neištyrinėtos erdvės, nėra to, supranti, išsiplėtimo, o tik tas toksai siaurumas. Toks kaip kanalas, Mhm. ane, kažkoks tarsi atidarytas, atsidaręs. Mhm. O jis Jo. toks turi būti, ar jis platės nuo mūsų to tokio, kaip jau, nu, kai jau pažinsime daugiau, ar ne, kai stipresnis tame būsime, ar jisai plėsis, ar jis čia taip turi būti? Man tai toks jausmas, kad mes turėtumėm tiesiog pasižiūrėti pro tą kanalą, kas ten vyksta. Nu, tai pasižiūrėkim, Kažkokią tokią trauką jaučiu, žinai. keliaujam. Ir dabar kaip įdomu matau, tarsi, žinai, čia kaip pereinamasis kažkoks, ane? Mes Mhm. praėjom vieną burbulą, o kitas burbulas, žinok, jis toksai kaip matau, a, permatomas, ane, eis švytintis, bet jis uždarytas. O kas Supranti? uždarė jį? Kas čia mūsų limitai uždarė juos? Aš dar nesuprantu, nes aš matau, kaip jisai taip tęsiasi. Tu praeini pro tą burbulą, tu ten kažkaip tais kažkokias patirtis pasiemi, po to tęsiasi ir vėl kitas burbulas, tu praeini ir vėl, ir kiti gali būti uždengti, bet čia priklauso nuo tavo pačios tų limitų, bet tas burbulas tarsi kaip ir laukia, galbūt kol tu įeisi jį ištyrinėti, kažkaip tu vieną jau kaip išsiaiškinai, perėjai kitą, čia kaip ir astralinio pasaulio kažkokia tai struktūra, aš taip manau. Mhm. Bet jinai su burbulais susiję, tokia kaip kiaušinis, kaip burbulas kažkoks toks ir jame Ai, kažkoks tavo. tai čia tokia struktūra jo yra, na, Mhm. čia visų tokia yra, tavo irgi tokia pati. Dabar aš žiūriu savo. Jo, panaši, žinok, aha. Mhm. Nu, įdomi. O čia yra asmeninės tokios erdvės? Asmeninės, aha, čia ne bendros, asmeninės. Nėra bendros. Nu, aš žinok, net man klausimų nesugalvoju, nes nu, visą laiką vis prieini kažką naujo ir toks, Jo, bet supranti, kaip aš matau, po to, vat, pavyzdžiui, čia yra asmeninis, ar ne, bet po to yra dar kažkokia tarsi em, šakos kažkokios, iš jų Mhm. išsikeroja. Ir kažkaip jie kažkaip susikabina su kitais burbulais. Čia kaip visuotinė, tarsi būtų kažkas su visuotinė pasąmonė surišta irgi. Mhm. Nes matau tokius kanaliukus, bet tie kanaliukai arba yra uždaryti, Mhm. arba kurie yra su tavo vibracijom kartu kažkaip susijungia. Nes čia kažkaip pagal vibracijas, ane, jie kažkaip jungiasi. Mhm. O dabar būtų netikslinga juos atidarinėti, ar reikia vat pačiam eiti į tas projekcijas ir su savo darbu vis atidarinėti? Ar mum čia visai galima hipnozėje šitą pasidaryti? Kaip pasąmonės, kokia būtų ta rekomendacija? Kažkaip jas reikia užpildyti, bet čia kaip turi pati, Dirbti kaip ar ne? jas su jom dirbti, aha. Mhm. Nes kai tu įeini į vieną kažkokį burbulą, tu išsprendi kažkokį rebusą ir jisai kažkaip transformuojasi, kaip tu ir Mhm. aktyvavai, žinai, kažką išsprendei, eini į kažkokią kitą vietą. Bet vėlgi reikia žiūrėti, ar nebūtų, žinai, kažkokių tai trukdžių, bet sakau, tie trukdžiai atsiranda būtent nuo mūsų pačių. Tai žiūrėk, vat, kaip ten, sakau, su ta vaiko maža rankytė ir kaip sako, vaikams ten iki 2, iki 3 metų, kol tas muomenėlis užauga, ar ne, pilnai Aha. paskui užsidaro tas susisiekimas su tuo astraliniu pasauliu, su tuo kosmosu visu, ar ne? Ir tas Mm. tinklas atsiranda, ar ne? Užmeta kaip tą tinklą gaunasi. Visos Mhm. jas programos, kažkas tai atjungia nuo to kosmoso, ar ne? Taip, vat. Ir tada užsidaro tas matymas, nes nemažai vaikų būna, vat iki kelių metų, jie ten ir pasakoja, ir atsiminimai visokie, ir matymas būna.
o Teisingai. paskui užsidaro. Taip, 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 nuo tų programų. Mhm. Mhm. Bet sakau, kaip įdomiai, sakau, kaip aš matau, kad pagal vibracijas jos susijungia su kitais, tarkim, kurie irgi gali padėti, kažkaip vieni kitus mes papildom, bet ten taip yra ta struktūra, ant tiek supranti, viskas eina pagal visatos tos dėsnius, kad kažkaip susijungia tiktais, atpažįsta tas kažkaip vibracijas ir tik su tokiom susijungia. Mhm. Nu, ten viskas veikia kaip vienis, ten kažkaip nėra atskirtinumo. Kaip mes galvojam, čia asmeninė, čia atrodo mums asmeninė, bet iš tikrųjų ta asmeninė dar plečiasi į tą visuotinę kažkaip vat, kuri Mhm. jungiasi, matai? Nu taip, nes ir su kitais, kur aš ten tą anglišką balsą girdėjau ir mačiau, kaip kiti astralai irgi skraidė. Mhm. Tai ten aš jau kažkokioj bendroj buvau Taip. erdvėje. Mhm. Mhm. Nu, čia kaip kažkokios automagistralės, žinai, schemos, kur čia protui sunku net suprasti, nes atrodo labai daug, sunku taip aprėpti. Jo, nelengva iš tikrųjų. Mhm. Gerai, aš kažkaip iš čia nebelabai turiu klausimų. Mhm.